Pažiūrėkim, ką turim. Tai pirmiausia, pakalbėkim apie Solaną. Tai Solana mūsų neišstopino iš Solanos treido, ar ne? Viskas liuks. Toliau kaina į apačią gražiai paėjo. Stop lossas permestas štai čia yra, tai netgi jeigu mes pradėtumėm kilt, išstopintų būtų vis dar plus $377. Bet faktas, kad tikslai yra numeris 1 šitas take profitas, numeris 2 šitas take profitas ir numeris 3. Aišku, čia jau didelis stretch šitas take profitas. Nu, bet tebūnie, tegul viskas taip ir būna. Tai taip vat struktūrizuotai reikia ir dirbti ir dėti take profitus, ar ne? Kadangi mūsų entris buvo štai čia, stop lossas, kai jau price actionas į apačią nusileidžia, perkeliamas arba ant entrio, arba daug žemiau, kad bet kokiu atveju treidas būtų saugus. Tai viskas by the book čia. Tobulas treidas, aš taip sakyčiau. Bent jau tobulas valdymas jau. Toliau, bitcoinas, ar ne? Esam bitcoino treide. Kraunam, greičiau. Greičiau. Štai taip atrodo bitcoino treidas. Paskutinį kartą buvo pabraižęs, ar ne, kad va toks price actionas bus, atsitrenksim į šitą zoną. Tai preliminariai taip ir buvo, kad vikinom, sugrįžom atgal. Antrą kartą, kai vikinom, matot, pirkimas buvo mano atliktas, dalinės take profitas štai čia. Ir toliau mes aplink šitą zoną ir dabar žaidžiam toliau. Tai tikrai gali būti, kad aš būsiu iš šito treido išstabdytas, kaip matot, nežinau, ar matot, bet vat stop lossas vėlgi perkeltas yra daug žemiau negu mano entris, tai net jeigu kaina toliau taip ir kiltų ir mane išstopintų, tai būtų plus vėl $105, nors dabar turim ir 540 ir galėtumėm drąsiai uždaryti, bet mes veikiam taip, kad jeigu vienoje iš šitų zonų atsitrenksim, ar ne, ir gausim rejection, toliau judėsim į apačią, kad ir toj pačioj čia zonai, tai mes norim šitą, mes turim labai gerą entry, tai mes norim dalyvauti šitam treide ir net jeigu vyksta kažkoks sugrįžimas, tai mums tai gali labiau pakenkti, jeigu mes uždarom, tarkim, profitą, kad ir dabar, plus 540, bet tolimesnis kritimas galėtų būti labai pelningas, ar ne? O vietoj to, jeigu mums treidą uždarys, tai mes ieškosim naujo entry iš karto. Turim zonas pasiruošę, tai iš karto ieškosim entry. Tai va taip bitcoinas atrodo. Irgi struktūrizuotai dirbam gražiai, po to susimesim irgi dalinius limit take profitus, bet kol kas palikim taip, kaip yra, nėra būtina. Toliau einam. USDT dominance, gražiai zoną laikėm, tai apie bitcoiną pakalbėjom. Ką galim pakalbėti plačiau, kad reiktų, kai jau pradėsim kilti ir būsim prie, ar ne, šitos zonos, toliau kylam, galim paieškoti open interest div. Ar ne, jeigu kaina kyla ir bent jau equal high daro, o kaip matome, open interest to visiškai nedaro, kaip pavyzdys, reiktų pasididinti truputėlį, tuoj sekundę surasiu, kur yra viduriukas. O. Taigi, ar ne? Bent jau equal, ar nedaro. Šiaip vikas yra štai čia, nu, bet čia principė nėra pernelik svarbiausias dalykas. Daro equal high ar aukštesnį high. O kol kas open interest šito nedarytų. Jeigu pagal šitą scenarių kaina kyla, daro bent jau equal ar aukštesnį high, open interest nesugeba to daryti ir šitoje vietoje, įsivaizduokim, sustoja, tai mes turim divą, ar ne, šitoje vietoje. Turim open interest divą, bearish divą. Tai čia jau galime pradėti ieškoti entrio, geriausia pradedant break of structure 1, 2, 3 minučių, ar jeigu kaina pradeda leistis, ar ne, ir padaro V-shape, čia FVG, ir ant to FVG galima sugrįžimo įlipti. Čia jau kaip kas pagal ką, kaip treidina, ar ne, kokias strategijas turi, arba pagal abi strategijas gali lipti treidą. Tai vat. Easy, pakankamai easy čia yra. Tai vat. Solana, vidury range, neįdomu. Nafta, gražus naftos treidas, kurio pasinaudojo mūsų gerbiamas, mylimas
Povilas Junior pas mus instruktorius yra, rezultatai paskutiniai labai džiugina. Paskutinį kartą, kai Povilas siuntė, buvo ten panelas mėnesio 55% prieaugis, o dabar, kai atsiuntė, aš įmečiau į stories Instagrame. Tai va, čia negaliu sustabdyti. Kaip sustabdyti? Va, gerai. Negaliu priartinti, bet pats Povilas rašė, kad 140% šį mėnesį. Tai belekas. Va, taip pats nematau iš čia. Žodžiu, virš 1000 uždirbta ir žiauriai gražus rezultatai. Man atrodo, jisai perlipo dabar tą didžiausią barjerą traderiam, kur būna, kur kas veikia ir kas neveikia. Ir panašu, kad to, ką jį primokiau, mes ir turėjom vieną privačią mentorystės skambutį. Tai panašu, kad jam labai gerai suveikė tai. Ir panašu, kad jis taip pat žiūri šitos video, klausosi manęs ir šaunuolis, ką aš galiu daugiau nieko pasakyti. Apart to, kad šaunuolis rezultatai džiugina, viskas liuks. Tai va, nafta. Nerealus treidas, po truputėlį vėl atsigauna, bet vėlgi aš noriu treidinti tą 25 procentilę. Faktas, kad mes vis tiek esam čia discount zonai ir galima ją treidinti, ar ne? Bet jeigu tikrai norit gerų treidų, treidinam žemesnėje zoną. Čia longinam, čia stengiamės shortinti. Auksas irgi vakar pabraižiau, įdėjau, nuo šitos zonos galim pradėti ieškoti longo. Tai faktas, kad norim gilesnio retracemento, ar ne? Tai kas longino nuo čia, tai tikrai biški didžian, bet yra kaip yra. Visokio yra traderio. Norim gilesnio retracemento, pas manęs alertas štai čia yra. Vėlgi susidabrų sėjam, norim treidinti 25 procentilę, tai norim deep retracemento. Ir štai čia demand zona, tai bent jau nuo čia. Jeigu mes taip smulkiai pradedam ar ne žiūrinėti, tai mes netgi tą 25 procentilės ar ne range'ą apatinį irgi galim pradėti skirstyti į kažkokius tai range'us ir kur norim treidinti kartu su supply ir demand zonom, tai ir kokiais nors FVG. Jeigu norim būti labai smulkmeniški ir tokie preciziški, kad treidai tikrai būtų žiauriai high quality, tai taip žiūrime tai. Jeigu truputėlį paprasčiau, tiesiog mėginkit šitoj vietoj, ar ne, treidinti, toj 25. Euro USD viršutiniai zona yra, tačiau aš laukiu šitos zonos. Ar ne, noriu tikrai gero treido, tai laukiu šitos zonos. Faktas, kad galit ir čia, jeigu šitoj zonai įlendyti šortą, valio, jūs pelningai galėjot paskalpinti, bet apart to, tai taip, norim vėl 25 procentilės, o čia kaip 10 realiai net atrodo. Truputėlį Discordą nueisim, pasižiūrėsim, tai vat Povilo rezultatai, žiauriai nice, kiekvieną dieną postinam rezultatus į Instagramą, jeigu norit, pasikit mūsų Instagrame. Oskaras Trading puslapyje yra tiek Telegramas, tiek Instagramo puslapiai. Galit visada pačekinti, kadangi mūsų Discordas yra privatus, tai nerasit taip paprastai tų rezultatų ir atsiliepimų, išskyrus Instagrame įdedu. Tai galite pačekinti rezultatai. Ir yra atsiliepimai, kur nariai apie mus plačiau tiesiog atsiliepia, kas jiem patinka, kas nepatinka, kaip šiaip grupė atrodo, kokią naudą neša ir taip toliau. Tai vat. Rasi daug info čia. On Discord'e labai nice. Laimis irgi vienas iš mūsų instruktorių, praėjęs mūsų mokymus, puikiai darbuojasi. Solanas longas nuo 77 iki 84, TP1 hitintas 112%, su ne pernelik dideliu leverage 11,5, 10% prieaugis. Nice. Iš labai juokingų žmonių pas mus Niko yra šaltibarštis. Šaltibarštis irgi plus $107, gražiai irgi užpirkta logiškose zonose. Labai nice. Šaltibarštis vėl šorte $100 gražiai darbuojasi.
Tai va, tai Discord'e turim, vat, kaip žmonės dalinasi savo treidais, mes dalinamės, analitikai, instruktoriai savo treidais, taip pat yra mokymai. Viskas liuks. Atsidarykit bet kurį video aprašymą, pamatysit puslapį, per puslapį ir nepaspaudžiat, nueinat į štai čia, paspaudžiat įsigyti narystę ir tiesiog įsigijat. Ir dalyvaujat kartu su mumis. O jeigu norit va daugiau pažiūrėti atsiliepimų, rezultatų, paspaudžiat ant Instagramo ir vat išmes jum rezultatai, atsiliepimai, boto rezultatai, žodžiu, šiaip mano video įvairiausi, tai viską pamatysit. Tai vat. Ir yra taip pat išsamus štai čia Discord gidas. Tai jeigu tiesiog tikrai taip tiksliai norit pasižiūrėt, kas pas mūsų Discord'e yra, paspaudžiu štai čia, 15 minučių video, detalus ir galit persižiūrėt, ką galit gaut prie mūsų prisijungdami ir nuspręst, ar norit ar ne prisijungti, ar tai jum tinkama yra. Bet yra tinkama tiek visiškai pilnai naujokam, tiek jau esamiem treideriam. Tai yra tokia bendruomenė, kur viską galit rasti ir visiem pritaikyta, ar ne, yra. Tai vat. Čia rezultatai, pažiūrėkim, ką gero. Lukas toliau siaučia, praėjo daug challenge'ų. Coolvip, vienas iš mūsų analitikų, $1241, trading ant futures, dar plus 500. Teisės ekspertas, geras nikas. Irgi. Nice, total panel beveik 3000, jau beveik challenge'as praeitas. Nice, čia 1540. Čia kažkurį kartą rodžiau Lukas, kaip gerai treidina. Pirmą savaitę plus 5000. Su 4 akauntais, man atrodo, treidina. Savaitės pradžia tokia sunkesnė buvo, bet po to prasilaužė. Tai vat. Žodžiu, ir viskas, man atrodo, jeigu nori treidinti, aišku, per geriausią programėlę šiuo metu VEX, tai irgi ant video paspauskit, tai rasit, vat, registracija VEX, paspaudžiat, įvedat go to site, įvedat savo L paštą, prisiregistruojat ir treidinat. Taip pat, kurie mažiau nusimano apie programėlės, kaip reikia jas valdyti, yra VEX gidas. Paspaudžiat irgi pilnas VEX gidas, kaip valdyti programėlę, ir čia yra taip pat kitos programėlės mūsų rekomenduojamos, Bitonix ir visiems gerai žinomas Bybit. Ir visada prisiminkit, kad svarbu, aš niekada jums nerašysiu, pirmas, tai jeigu kas nors jums rašo per TikToką, Instagramą, L paštų, kad ir per ką, žinokit, kad tai ne aš, o tai skemeriai. Tai vat ir viskas šiam kartui, užmetam laiką. Jeigu norit rimčiau treidinti, prisijungėt prie mūsų. Artimiausiu metu daug visko būsiu paruošęs per artimiausią mėnesį, tai tam pačiam puslapį bus ir gyvi atsiliepimai, tai reiškia video, selfie atsiliepimai, kur mūsų nariai tiesiog pasako, kaip pas mus viskas vyksta, kad būtų lengviau jums arba nuspręsti, arba prisijungti, arba neprisijungti. Taip pat visi tie rezultatai irgi puslapį bus sukelti, kur čia rodžiau, ar ne, per Instagramą kažkaip padarysim, kad būtų galima pačekinti. Čia, aišku, rezultatai svarbiausia yra, rezultatai fainai, bet atsiliepimai svarbiausia, tai atsiliepimus sudėsim. Tai vat. Ir viskas. Gerai, viskas užteks. Laikas ir pasimatysim vėliau.